žinot ką? O nufilmuojam vlogą davai, nes kodėlgi ne? Yra vasara, aš parašiau paskutinį egzaminą ir aš sakau, kad tą progą nufilmuojam vlogą, nes šiandien šiaip yra ką rodyt. Wow, penčiukai, kodėl tu taip atskirta nuo bandos, ale jūs į tokį nedraugiški esat. Guli vaikas. Priguliai biški, sakai, oi gerai. Kaukės vienai dienai ir antrą dieną kaukės nebėra. Sakyk, išdaigininkė, tu ką veiki gyvenime šiaip? Guli, zuiki. Tai mes varysim pažingsniuoti be balno su ja į miškelį truputį pasivaikščiusi, nes kitą šeštadienį, kitą šeštadienį, jeigu neklysiu, tai tu panelė varai šventę Videniškių paskutinį sykį. Kaip liūdna yra sakyti, kad tai yra paskutinis Kregždės renginys gyvenime. Viskas ir po to panelytę bus tik namuose. O kaip padaryti, kad arklys mano matytus, nes arklys nesimato. 2000 years later. Bet kas yra fainai, kad kai nesidedi balną, nereikia šitiek daug valyti. Nu, tik vis tiek, aš žinau, kad mano kelnės liks baltos po jos. Tai iš esmės, jinai dabar jau į pensiją išėjusi, galima sakyti. Nebent netyčia magiškai super duper atsigaus ir norės grįžti darbus, bet kol jinai nenori grįžti darbus, tol mes jos ir neverskim. Bet šiaip tais reikia pasidžiaugti, kad jos sveikatos būklė pagerėjus yra, nėra tobula, bet dėl to ir nedirba jinai daug. Tai kaip sakant, ką mes darom su ja, tai tik žingsniuojam, vaikštom, kad yra vilčių, kad jinai sugrįž pas darbus, kai orai šiek tiek atvės, nes jos sveikatai šiek tiek yra palankesnės sąlygos, kai nėra karšto, yra šiek tiek šalčiau laukia. O šiaip, kadangi širmukė dar labai aktyviai žingsniuoja, tikrai šiaip žingsnių jinai tobula, jinai belenkai, energingai eina. Tai šventė dar Videniškių, jinai kitą šeštadienį nukeliauja su Demuku ir tada jau viskas. Medalė! Dedamės po truputį bintus, kaip sakant, kad visi šiek tiek maksimaliai, kiek įmanoma padaryti mūsų jojimą patogesnį po naitį. Tai dabar einam kankintis. Vienintelis nefainas dalykas su jinai yra labai plati, o man po jos dar reikės treniruotę praves ir dar terį prajauti su balneliu skirtam jojimui be balno. Kaip aš nekenčiu tą terminą, ta prasme, negalėjo geresnio sugalvoti. Tai šiandien taip ramiai, paprastai. Ir tada atvažiuos Meda ir man atrodo, jinai jau pradės nemo ruoštis, kol aš dar nebūsiu spėjusi grįžti, nes mes šiek tiek užsivėlinom su Kregžde. Kaip dabar užlipti ant be balno arklio. Palauk, čia taip neveikia. 1, 2, 3. Opa! Reikia šoktel šiek tiek ir važiuojam. Dešinę, kairę, dešinę, dar kartą kairę, dešinę, žodžiu. Po tos avarijos aš belenkai šį pradėjau bijoti laukus, tai aš to rato gyvenime nebejosiu. Tai dabar žygiuojam čia. Belenka. Vis dar vaikštam, šiaip fainai, kad Kregždei fainai. Jinai džiaugiasi, jinai neapsikrauna gyvenime. Bet pažingsniuot ramiai yra pats tas. Kodėl mano šalmas kreivas, geras klausimas. Kas jam daros? Vaišiai yra užsivedus kažkokia, o dieve, gerai. Jeigu aš tau duodu daryti, ką nori, ką tu darai? Širme, nereikia lakstyt. Nereikia lakstyt, aš tau sakau, nejuokauk. Širme labai užsivedusi. Šiandien aš labai džiaugiuosi tai matydama, nes jeigu jinai ryšioja savo norą, reiškia, jinai tikrai gerai jaučiasi. Tai yra labai smagu matyti. Ir iš jos ausyčių gali matyti, kad tai tikrai labai smagu. Tai kokį jinai šiandien pasikūrusi iš tikrųjų. Gerą ją tokią matyti nuoširdžiai. Dabar vėl žiūrim kairę dešinę. Gink dieve mašiną dar sutiksiu kažkada gyvenime su arkliu. Dabar, ko labai nenorėčiau sutikti, tai mokyklinio autobusiuko ir dabar į mus važiuoja mašina, tai tuo aš pratęsiu. Dabar maždaug tokiu laiku turėtų važiuoti mokyklinis autobusiukas iš ten ir aš jo labai nenoriu sutikti dėl to, nes tas vairuotojas nemano, kad jisai vairuoja autobusą. Ten pas yra Formulė 1, tiesioginė žodžio prasme. Tipo, mes maždaug, kai ramiai einam maždaug tokiu, atstumu, sakykime, ne? Kai aš pamatau mašiną, aš iš panikos jau arklį beveik į pievą nutraukiu. Tai dabar reikia dar ir pievai neatsigultų. Hey guys, bet nuo kada visos dabar mašinos pradėjo stabdyti, kai arklį pamato? Ar jūs matėt mano naują vlogą? Because guys, aš jums kaip duosiu velnių užlakstymus. Bet kažkaip neatvažiuoja, nežinau, šiandien kažko lėtas, nejaugi Formulei 1 kažkas nutiko. Nu bet žodžiu, Kregždutė viskas. Esam namie, gyvi, sveiki ir nenutrenkti. Kaip kas iš mano aikštės liko, nieko neliko. Pasidarė savo, kaip sakant, nu bet dovanosim, tegul stato šitą meno kūrinį, o tėvo gražus mašiniukas, nu. Kodėl aš randu stikliuką ant žemės? Tipo, čia mano?
Sulaukiu klausimų, kokius... Ne, šiaip aš tave filmuoju, tiesiog. Dažnai susilaukiu klausimų, kokia apranga varžybos. Palaukit, kokia apranga geriausia žirgyne. Ebra. Poni, nelakstyk. Jėzus Marija. Tu tik išleisk juos vienus kažkur. Eina va. Tai Meda varys dabar su Nemojoti, jie turi pagrindų treniruoti, tai reikia kažką mandrų iš kavalečių pastatyti. Ir judam į priekį, taip, pradžiai įsiragink jį normaliai, judam į priekį, gražiai į save kontaktą, taip, turėk į po savim, spausto, dar aktyviai, dar pasinek, gerai, taip, tiesiai žiūrim, taip, kojytę, gerai, tiesiau jau žiūri, kur joji, tiesiai, taip, ir susimi kairę, kontaktį jo. Vėl kojytę, suksim į dešinę ir dabar per tą sąjungį savo. Esmelė, kūpą, ir dar karčiuką dabar iškai vidurį. Tiesiai, taip, ir dabar nelakstam, atsiloš, prilaikėjom. Gerai, pasikeisiu koją, neik atbėgsit. Taip, nieko, koja puikai. Taip. Ir dabar nelakstyk į šitą ramybę. Taip, tvarkingai. Gerai, nieko tokio. Gerai, žiūri, kur joji. Taip, ir dar tiesiai gal. Nereikia čia kantis dabar man. Aš irgi kojas norėčiau turėti. Tikrai, aš matelį vatatinu. Palikau ten ir radau, kaip sakant, jinai neapsikrauna, draugų neieško. Va, išleisim didįjį berniuką pas savo senąją panikę. Buvau nutusyta. Mašito. Senimas. Senimas. Nu, tipo. Toks naujas žodis mano išrastas. Vėjas plaukus vėlė. Judam susirytį į treniruotę. Nusimarona žirgė. Labas. Terytė. Stovi gražuolė. Vis dėlto palaukia, kol Dūras turi vaikas ir manie. Iškeliaujam šokti vieną dvigubą kliūtį, nes Meda sakė, daugiau nefilmuos. Nei vienos. Ar tu išduodi mane? Visiškai ta pati. Brand not new. Ai. Man patinka, kad jam patinka. O vieš. Ačiū tėti už galimybę nusižudyti. Kad žmogus puzlę sudėlioja. Va, kaip priklauso. Labai baisu. Dabar svarbu Maiko nepamest ir skaičiuojant ir šokam. Gerai, kilstelsim. Na gerai. Terytė. Neužsimušk, Meda, dabar. Dabar eisi iš to ir į dešinę užsuk. Na. Oi. Gerai. Belenka vėjas, tai aš šiek tiek prisiglausiu mikrofoną, kad jūs vėją negirdėtumėt. Tai va, 80 cm, tai ir šiaip šiandien neblogai šoka. Tai tikėkime, kad lentos jo neišgąsdins, pabandysim užeiti iš kito posūkio. Ir reikia tikėtis, kad neatsidursiu medyje. Gerai. Varyk. Up. O čia šaunuotis. Geras laikas. 90 cm. Šiaip gražiai užėjo iš to posūkio šaunuolis, bet dabar darysim kaip pirmą šokom. Nes reikia užtvirtinti, kad aš nesirašiau lentause. Ir tikėkime, kad šoksim gerai. O taip, liuksas. Aš juoda. Taip. Dabar į viduriuką ramybę. Bet buvai. 1, 2, 3, 4, 5. Gerai. Labai gražu. Turime metrą.
Ir turim iš mažo posūkio pabandyti užeiti tą metrą, nes aš jau tikiu, kad jam pavyks. Reikia šiek tiek patobulėti ant mažų posūkių ir aukštų kliūčių, tai sudubliuojam viską į vieną, kaip sakant, ir bandom. Ir galbūt šiandien reikia rekordą pagerinti, Meda, ką jūs manot? Šiaip nesigirdės. Aš jums išversiu. Meda sakė, peršoksim, bet jų tai pasakė, kaip netikėtų. Gerai šoka šiandien, sako, gerai. Reikia viduriuk. Aš toliau šiek tiek. Čia buvai. 1, 2, 3. Meda rasistė. Nu. Žinot, kai pasako Meda, kad aš juoda, yra belenkiek prasmių, kaip suprast. Aš juoda nuo saulės ir aš juoda, nes aš įdegus už ją gal 10 kartų labiau. Nu tai tipo, juoda aš. O Teris kokios spalvos irgi juodas turbūt. Rasistė. Nu dabar aš pašnekėsiu. Jie pametė mikrofoną. Vėl. Ir vėl Medai ieškoti reikės. O mes čia turim 1,10 m. Tai vat, dabar šoksim. O, tėvukai. Yeah. Good job. Ček, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ar mes veikiame, ponas, mikrofoną? Taip, mes veikiame ir aš nežinau, kaip čia reikia šnekėti iš tikrųjų. Bet va, turime Tytę. Tytė yra mūsų herojus. Ne, šiaip aš herojus, nes aš radau mikrofoną eilinį kartą. Bet Tytė peršoko su Teriu be balno. 1,10 m. 1,10 m, įsivaizduojat? Įsivaizduojat, kas čia per dalykai? Turėjom 1,5 m. Perdavė eterį man. Nu kaip tu čia, up. Teris šaunuolis, jisai dievas, kad peršoko. Žinot, kodėl aš su Meda, pavyzdžiui, visat vlogus filmuoju? Nes jinai vienintelė yra ta, kuri randa mikrofoną šitą pievai. Literaliai vienintelė. Neduosiu Medas, niekam net neklauskit. Tai gal mane paglostyt reikėtų? Einam at. Good boy. Meda iki priekį. Rytai prieš varžybą tokių reikėjo. Jam labai nedrąsu vienam, jam va. O Jėzu. Terytė. Viešai. Terytė viskas. Aš kaifuoju nuo tokių bairių. Meda sakė, reikia balne atsisveikinti. Tai atsisveikinu, viso gero. Medas visi klauso. Nepasieksiu nieko. O! Tai va, su Teriuku pasižingsniuojam po treniruotės, einam atsivaikščiot, Meda eina savo rožinių gėlyčių rinkti. O, taip. Ir šiandien buvo tiek. Padirbom su Kregždė, su Nemo, su Teriu. Teris pagerino su manim rekordą be balno, labai fainai, smagu, šiaip gerai šoko šiandien, visai neblogai. Ir viso gero, susitiksim kitose vloguose. Meda sakė man pirmą, kai eis su rožinių gėlyčių rinkti. Va, matot, rožinis, pilna pieva, ne? Meda, ką tu ką tik pasakei? Nebenoriu, nebegražios. Nebegražios. Gražesnės mačiau, kai sėdėjau, dabar čia kažkokia nesąmonė. Susipažinkit, nesąmonė. Na, ir tavo sekėjam, ne visiems, bet Nu, daugumai. bus daugumai, imkit lubiną. Terytė. Nevalgyk nuodingai. Nenodingas jis. Nenodingas, man sakė nuodingas. Manęs valgyti irgi nereikia, jeigu ką. Uai. Atsisuk dabar su dantyse tokia. Tai čia buvo sekėja. Skanu. Ate. Galimybės tik. Fun fact, jinai tokių šūdų niekad nedaro, tik tai kai filmuojam. Apsimetelė. Šeimonių. Šeimonių.